faktais. Antra, jie mano, kad tiesa yra subjektyvus dalykas. Kiekvienas kliaujasi savo protu ir yra įsitikinęs, kad gali būti galutinis tiesos šaltinis. Trečia, demokratinių visuomenių piliečiai mano, jog, cituoju, pasaulyje viskas paaiškinama ir nėra nieko tokio, kas prašoktų suvokimo ribas. Ketvirta, demokratija neišvengiamai įtvirtina skepticizmą. Piliečiai netiki jokią galutinę tiesą ir patys jaučiasi tiesos kūrėjais. Penkta, Dekarto filosofinis metodas rodo, cituoju, panieką formai. Šie 5 Dekarto metodologiniai principai leidžia suprasti, kodėl negali būti įgyvendinami demokratijos pažadai. Už šios santvarkos nesėkmių stovi tam tikras filosofinis metodas. Nieko negali pakeisti, net milijonas knygų, kad demokratija veiktų. Kaip moderniusis mokslas nesukūrė to, ką žadėjo 17 amžiaus utopistai, tai yra proto ir dorovės karalystės, modernioji demokratija neužbaigė savo pradėtos revoliucijos. Tokvilio žodžiais, cituoju, demokratijos laikais dažniau neišsipildo viltis ir troškimai. Daugiau nerimo ir jaudulio patiria sielos ir skaudžiau slegia širdį rūpesčiai. Citatos pabaiga. Dekarto filosofinis metodas apie demokratiją pasako daugiau negu empiriniai politikos mokslininkų tyrinėjimai. Tokvilis parodė vaisingą demokratijos analizės kelią. Jo nuomonė, galima kalbėti apie struktūrinį moderniosios vakarų filosofijos ir demokratijos panašumą. Tokvilis mano, kad Liuteris, Volteras ir kiti moderniosios vakarų minties autoritetai taikė Dekarto metodą. Šiuo požiūriu Dekartas yra vienas labiausiai neįvertintų visų laikų politinių mąstytojų. Klysta jo kūrybos interpretuotojai teigiantis, kad iš visko abejojančio subjekto neįmanoma išvesti politikos. Dekarto proto vadovavimo taisyklės, samprotavimai apie metodą ar metafiziniai apmąstymai gali būti perkelti į politiką ir pasiduoda aiškinami kaip demokratinio mąstymo pagrindas. Dekarto filosofija padeda suprasti, kodėl negali būti sukurta savęs negriaunanti demokratija, kodėl susidurime su nuolatiniu piliečių nepasitenkinimu šią santvarką ir despotijos ilgesiu. Pirmoji Dekarto metodo taisyklė reikalauja, cituoju, jokio dalyko nepriimti kaip tikro, kol akivaizdžiai nesužinosiu, kad jis tikrai toks yra. Citatos pabaiga. Pritaikyta politikai ši taisyklė reiškia, kad demokratinės visuomenės piliečiai turi teisę abejoti politinės valdžios sprendimais ir gali jaustis galutiniu bet kokių normų šaltiniu. Demokratija nepripažįsta savaime suprantamų normų ir autoritetų. Demokratinis žmogus yra palenkiamas į visas pusės. Kartais demokratai būna nacionalistais, o kartais kosmopolitais. Kartais jie gina socialinę, o kartais liberalią demokratiją. Kartais stovi daugiakultūriškumo pusėje, o kartais tampa jo kritikais. Demokratinės visuomenės piliečiai net į demokratiją nežiūri kaip į savaime suprantamą dalyką. Skirtingais laikotarpiais jie demokratijai kelia skirtingus tikslus. Ir būtent tai neleidžia sužinoti, kas yra gerai veikianti demokratija. Žmonės gali pasakyti, kas yra gerai veikiantis laikrodis, bet jiems sunku suprasti, kas yra gerai veikianti demokratija. Demokratija yra problemiška ir niekada iki galo sėkmingai neįgyvendinama santvarka. Tai galima paaiškinti jos ryšiai su Dekarto filosofiniu metodu. Abejonė yra ne tik demokratijos pagrindas, bet ir jos griovėjas. Ji nesunkiai virsta piliečių nepasitikėjimu valdžia ir skatina jų pasitraukimą iš politikos. Nuo abejonės tik vienas žingsnis iki abejingumo. Piliečių nepasitikėjimas valdžia lengvai virsta nesibaigiančiais jos kaltinimais, smerkimais ir atmetimais. Dingsta pozityvusis demokratijos aspektas. Piliečiams pradeda užtekti vien tik valdžios kritikos. Jie nebenori dalyvauti politikoje ir rodo tik savo nepasitenkinimą. Net politikos mokslininkus palietė ši demokratijos negalia. Mokslininkai skatina abejonės plitimą, bet kai piliečiai sako, gali rasti priešnuodžių piliečių nepasitikėjimui valdžiai veikti. Tai akivaizdus prieštaravimas. Skatinant mokslinę ir demokratinę abejonę, neįmanoma rasti kokių nors neabejotinų principų.
Pirmoji Dekarto metodo taisyklė siūlo ieškoti tikrumo. Tačiau demokratinės visuomenės piliečiai negali rasti nieko tikro. Pirmojo Dekarto metodologijos principo ryšį su demokratija gerai yra apibūdinęs vokiečių teisės teoretikas Hansas Kelzenas. Jo nuomonė, demokratijos idėja pripažįsta relativizmo metodą. Demokratija veikia, Kelzeno nuomonė, pagal Poncijaus Piloto logiką, kurią rodo jo garsusis klausimas, kas yra tiesa. Kadangi Poncijus Pilotas buvo, cituoju, įpratęs galvoti demokratiškai, jis kreipėsi į tautą ir surengė balsavimą. Kelzeno nuomonė, Poncijus Pilotas yra, cituoju, tragiško relativizmo ir demokratijos simbolis. Demokratinė piliečių valia yra teisinga ne todėl, kad pagrįsta tiesa, bet todėl, kad pagrįsta daugumos nuomonė. Demokratinė visuomenė nuolatos keičia savo intencijas, nes jos priklauso nuo piliečių įpročių. Amerikiečių filosofo Johno Dewey nuomonė, demokratija sukurta pagal eksperimentinių mokslų metodą. Jei viskas yra hipotezė ir nėra nieko, ko negalima būtų peržiūrėti. Antroji Dekarto filosofinio metodo taisyklė reikalauja kiekvieną sunkiai analizuojamą dalyką, cituoju, skaidyti į tiek dalių, kiek įmanoma ir būtina jam įveikti. Pritaikyta demokratijai ši taisyklė reiškia, kad visuomenė grindžiama analitiniu idėjų skaidymo, gretinimo, jungimo ir lyginimo metodu, be nuorodų į kažką nepajuntamą. Demokratai gali ryžtis patiems netikėčiausiams idėjiniams eksperimentams. Šeimą atskirti nuo santuokos, religiją nuo Dievo, valstybę nuo tautos, vaikus nuo tėvų, mokinius nuo mokytojų. Viskas priklauso nuo vaizduotės ir sugebėjimo įveikti viešosios nuomonės pasipriešinimą. Dekarto žmogaus protą yra apibūdinęs kaip klajoklį. Tai taiklus demokratinės visuomenės žmogaus apibūdinimas. Demokratinės visuomenės piliečiai nesunkiai gali pamesti net demokratijos svarbos suvokimą. Trečioji Dekarto metodo taisyklė siūlo, cituoju, laikytis tam tikros tvarkos ir įvesti tvarką net ten, cituoju, kur mąstymo objektai neina vienas po kito natūraliai. Perkelta į politiką ši taisyklė reiškia ideologijos iškelimą aukščiau tikrovės. Ideologiniai argumentai demokratams yra svarbesni už tai, ką žmonės mato savo akimis. Kadangi demokratija keičia natūralią, sakytume, tradicinę visuomenės gyvenimo tvarką, tai net despotiški politiniai režimai pradeda save vadinti demokratinis, nes jie taip pat sukuria nenatūralią tvarką. Diktatūra nėra demokratijos priešingybė. Daugybė paskutinio šimtmečio diktatorių rėmėsi tautos valia ir įrodinėjo, kad jų šalies demokratija nėra liberalioji demokratija, nes piliečiai nori kitos demokratijos. Žmonių valia pavertus politikos pagrindu, demokratija tampa suderinama su skirtingomis, viena kitą neigiančiomis sampratomis. Viskas priklauso nuo žodžiui demos teikiamos reikšmės. Per paskutinį šimtmetį sukurta tiek daug demokratijos formų, kad šiandien jau beveik viską galima vadinti demokratija. Remdamėsi Dekarto metodu, piliečiai įvedė mirties tvarką ne ten, kur mąstymo objektai neina vienas po kito natūraliai. Tačiau dirbtinių fikcijų kūrimas sukūrė problemą. Tapo neaišku, kaip demokratinį režimą atskirti nuo nedemokratinio. Ketvirtoji Dekarto filosofinio metodo taisyklė siūlo, cituoju, visada daryti tokius nuodugnius įskaičiavimus ir tokias išsames apžvalgas, kad būtų galima būti tikram, jog nieko nepraleisti. Šį metodologinį reikalavimą šiandien nuosekliausiai bando įgyvendinti teisininkai, o tiksliau konstitucinių teismų teisėjai. Jiems atrodo, kad teisė turi savo vidinį normų išvedimo metodą, nepriklausantį nuo faktinių visuomenės gyvenimo aplinkybių. Jie bando įtikinti, kad teisės normų galia kyla iš jos pačios, o ne iš už jos esančių politinių, ekonominių ir kultūrinių veiksnių. Konstitucinė teisė tampa panaši į matematiką. Vargu ar kas nors iš nematematikų nori ginčyti su matematikais. Tačiau būtent to siekia dabartiniai teisininkai. Ir tai yra su demokratija sunkiai suderinamas siekis. Teisė pradeda kilti iš kelių oligarchų valios.
o ne konkrečios kultūrinės ir politinės tvarkos. Norint suprasti Dekarto metodo poveikį demokratijai, būtina suvokti politikos prigimtį. Politika nėra savarankiškas visuomenės gyvenimo reiškinys. Pasikeitus požiūrį į teisę, ekonomiką, religiją ar meną, galime tikėtis politinio mąstymo permainų. Vyksta ne tik politinių partijų ir valstybių, bet ir mąstymo būdų kova dėl politikos. Tai, ką mes vadiname demokratija, atsirado kaip mokslinio mąstymo įsigalėjimo padarinys. Didžiausią poveikį demokratijai daro mokslas. Politikai jaučiasi daug geriau, kai jiems padeda mokslininkai, o pastarieji daug labiau pasitikė savimi, kai politikai samprotauja jiems pažįstamų būdų. Kuo labiau įsigali mokslinis požiūris į pasaulį, tuo lengviau įsitvirtina demokratija. Tai atitinka Tokvilio mintį apie dekartišką demokratijos prigimtį. Tačiau šis demokratijos ir mokslo intencijų sutapimas yra politiškai neleistinas dalykas, nes demokratinė politika negali reikalauti mąstyti moksliškai, bet leidžia būti ir mažai išsimokslinusių piliečių. Be mokslinės faktų ir vertybės perskyros politikams būtų sunku įtvirtinti politinio neutralumo principą. Tik iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad mokslininkai yra neutralūs egzistuojančios politinės tvarkos stebėtojai. Jų metodologinis atsiribojimas nuo vertybių parankus vienai politinio mąstymo tradicijai. Kai sutariama dėl liberaliosios demokratijos, sutariama ir dėl mokslinio mąstymo vaidmens. Sunku įsivaizduoti, kad primesdamas žmogaus visuomenės ir pasaulio sampratą, modernusis mokslas neprimestų politinės tvarkos. Demokratija turi jungti žmonės, bet dėl savo ryšių su moksliniu mąstymu dekartiškai skaido ir izoliuoja. Tai kol kas mažai apmąstytas moderniojo mokslo poveikio demokratijai aspektas. Pripratusiams prie mokslo autoritetų vakarų visuomenėms sunku pereiti prie minties, kad demokratija reikalauja tam tikros distancijos mokslo atžvilgiu. Šios politinės santvarkos ateitis negali priklausyti nuo vertybėms abejingos pažinimo institucijos. Demokratijos ir mokslinio mąstymo suaugimas turi ne tik šviesiųjų, bet ir tamsiųjų pusių. Su Dekarto filosofiniu metodu suaugusi demokratija tampa savo pačios intencijas griaunančią santvarką. Dekartiškos tiesos paieškos neišvengiamai baigėsi predikato tiesa dėliojimu prie vis naujų demokratijos teorijų. Ši politinė santvarka šiandien save pateisina vien tuo, kad yra nepatenkinta savimi ir ieško vis naujų savivokos formų. Karlo Šmito žodžiais nebėra ovumų ir liko tik novumų. Demokratinių visuomenių piliečiai sėkmingai įgyvendino lygybės ir laisvės idėjas, tačiau nepajėgė susitvarkyti su politinio reprezentavimo ir politinio elito kūrimo uždaviniais. To padaryti neleidžia Dekarto filosofinis metodas. Šiuo autoriaus filosofijos pagrindu neįmanoma sukurti sėkmingos demokratinio atstovavimo sistemos ir bent kiek padoresnio elito. Mokslinis, techninis ir ekonominis mąstymas politinę reprezentaciją ir elitą pajungia ekonominio efektyvumo skaičiavimas. Tačiau politinė reprezentacija ir elitas nėra tik efektyvumas. Kristus, Buda, Mohamedas ir Liuteris atstovauja kažką daugiau negu trumpalaikiai žmonių interesai, norai ir poreikiai. Moderniai demokratijai būtinai reikia politinės reprezentacijos, nes jos piliečiai negali būti atstovaujami tiesiogiai, bet tai gali padaryti tik per tarpininkus. Be politikų tarpininkavimo neįmanoma didelis skaičių žmonių jungianti demokratija. Tačiau politinė reprezentacija yra ne tik demokratijos privalumas, bet ir jos achilo kulnas. Tarp piliečių ir jų atstovų nesunkiai įsiterpia valstybinė biurokratija, privataus verslo ir net nedemokratiškų organizacijų interesai. Demokratinė reprezentacija virsta oligarchinių manipulacijų objektu. Dekarto siūlymų daryti nuodugnius skaičiavimus pasinaudoja ne tik demokratijos šalininkai, bet ir jos priešai. Sugrįžus prie demokratijos kaip politinio dekartizmo idėjos, galima teigti, kad Dekarto metodologiniai principai tinka ne tik demokratijai ginti, bet ir jai griauti. Politinis dekartizmas nenumato įsipareigojimo demokratijai.
Net demokratijos neigimas nesunkiai gali būti apibūdintas kaip jos teigimas. Tai ypač gerai rodo dabartinės diskusijos apie daugiakultūriškumą. Vakarų visuomenės bando lygiomis pripažinti jų viduje įsikūrusias, bet demokratijos vaidmens nesuvokiančias bendruomenės. Dar didesnių problemų demokratinėms visuomenėms iškyla su elito formavimo uždaviniais. Modernioji demokratija yra masinės kultūros atstovė ir kaip tokia jį susiduria su elito formavimo problemomis. Remiantis Dekarto metodu, neįmanoma sukurti solidaus politinio elito. Šis metodas nepripažįsta savaime suprantamo autoritetų ir kultūrinių hierarchijų. Demokratija gina lygybę. Visus reiškinius siūloma analizuoti remiantis tais pačiais principais. Ir niekas negali būti aukščiau ar žemiau, kol to nenustato paskutinių rinkimų rezultatų skaičiavimai ar sociologiniai rinkos tyrimai. Tai dar vienas mokslo poveikio demokratijai padarinys. Mokslinio tyrimo metodams nėra skirtumo tarp demokratijos ir despotijos, vyro ir moters, lietuvio ir latvio, tikinčiojo ir ateisto, Dostojevskio ir Raskolnikovo. Ši mokslo savybė neleidžia sukurti tvirtesnius moralinius orientyrus turinčio elito. Elitas niekada negali būti masinis pagal savo apibrėžimą, kaip to reikalauja demokratinė lygybė. Demokratija neleidžia sukurti elito, kuris visuomenę vestų paskui save, o ne pataikautų jos skoniui, poreikiams ir interesams. Ši politinė santvarka kuria elitą, kuris yra tik piliečių vartojimo įpročių atspindys. Virtęs mokslų, technika ir ekonomika, demokratinis mąstymas gali bet ką paversti elitu. Elito vardu šiandien vadinami žmonės yra tik daugumos atstovai, nevykusiai bandantis vaizduoti kažką daugiau negu pataikavimas daugumai. Dekarto metodas ne tik stiprina, bet ir griauna demokratiją. Sunku susitaikyti su mintimi, kad Poncijus Pilotas yra demokratijos simbolis, kaip apie tai kalbėjo Kelzenas. Poncijaus Piloto kreipimasis į tautą buvo tik garsusis rankų nusiplovimas. Tai yra atsakomybės vengimas. Gali būti, kad šis rankų nusiplovimas yra Dekarto metodo stiprinamas moderniosios demokratijos bruožas. Ačiū uždėmesį.